Pasitengsiu trumpai šį sykį apie vieningą Europą. Imkime, kaip jūs, kaip tu, kaip aš, kaip mes įsivaizduojam vieningumą. Nesvarbu ko, nebūtinai Lietuvą. Lietuvą jau čia, aišku, visi mintyse palaidoja, bet dar neužkaskit. Kaip sakant, kaip anksčiau būdavo, užkasdavo ir pakabindavo skambaliuką, taip pat jeigu kasat, tai palikite skilikę ar kažką geram skambaliukui, kad kai pradės prisikelinėti, kad gerai girdėtųsi per visus galus, kad visus pažadintų. Nu tai va. Taigi, kas yra vieningumas? Kaip aš įsivaizduoju, kad imkim kaip kadaise, anksčiau, kaip darydavo protėviai. Būdavo susirinkimai, taip, kaip ir turgai būdavo, sakykim. Būdavo sueigas, susirinkimas, kaimo būdavo susirinkimas, būdavo kelių kaimų susirinkimai. Taip, ir jie susirenka, jie yra kažkokie klausimai, išsišneka, reikia spręsti kažkokias problemas. Gerai sprendžia. Aišku, spręsti kaip spręsdavo, o taip, kad visi spręsdavo tol, kol išspręsdavo. Viskas tada išsiskirstydavo. Čia yra vieningumas. Jeigu reikia kažko, ar talkos, ar to, ar ano, kaip darydavo? Reikia ir eidavo. Čia yra vieningumas. Jeigu vieningai prisijungiam prie, sakykime, Eduardo Vaitkaus kompanijos, reiškia ką? Reiškia, mes vieningai, nesvarbu kaip, stengiamės pareklamuoti, pasišnekėti su kažkuo. Kažkas į pašto dėžikės įmesti laikraštuką, ar padalinti laikraštuką, ar kažką. Čia yra vieningumas. Buvo referendumui parašus rinkom. Ir tai yra vieningumas. Dabar žiūrime, kas dedasi ne pasaulyje, o Europoje, kur visgi ir mes visi gėdoja, kad mes irgi Europą. Gerai. Dabar tada, kaip mes įsivaizduojam vieningą valstybę. Nu, kaip jūs įsivaizduojat, kaip aš įsivaizduoju. Tai tas pats, kaip yra rajonai, jie sueina į vieną kažkokią tai, sakykime, tebūnie į Lietuvos valstybę ir joje galioja įstatymai. Yra vieni įstatymai. Aišku, bent jau turėtų būti. Įstatymas pagrindinis, konstitucija ir ją vadovaujantis turi būti kiti įstatymai. Visi tą žino. Ir čia, kaip sakant, tom ir pasižymė valstybė. Dabar imkime Europą. Kažkas, kažkur. Čia nieko nesakau, Europos parlamentarus, kaip ir renka žmonės. Pagal ką renka? Pagal makaronus. Toliau. Ar žinote, kad yra Europos prezidentas? Sakykite, ar jūs jį rinkote? Ar žinot, kas jį renka? Ne Europos parlamentas, jeigu taip manot, labai giliai apsirinkot. Kas jį stato? Nieks nežino. Kaip sakant, jei paprasčiausiai kažkas dar iš aukščiau paima ir pastato. Netikite, pasiieškokit. Pasiieškokit balsavimų ar rinkimų į Europos prezidentus. Labai įdomu, ką jūs rasite. Manau, kad visgi tokį didelį daiktą. Tai va. Ir pasižiūrim į vieningumą. Vieningą Europą. Kiek laiko, kiek garsiai skambėjo tai. Tai va, vieningą Europą kaip skambėjo, taip ir žiūrim. Yra Europos valstybės. Tas pats kaip rajonai valstybėse. Buvo byla, pamenu. Tikrai pamenu, buvo byla. Neatsimenu kur. Kažkur jau ten, kaip čia sakyti, pietvakario Europai, taip sakysim. Apie tai, kad padavė vaikinas į teismą, tik valstybę ar kažkaip. Vienu žodžiu, davė į teismą, įdadėjo iki aukštų lygių, kad karinė tarnyba negali būti privaloma. Ir jie tą bylą laimėjo. Toj šaly, sakau, bijau pameluot kokioj. Gal Austrija, gal ką. Senai skaičiau tą straipsnį. Ir toj šalyje panaikino privalomą karinę tarnybą.
Labai įdomu. Vat įsivaizduokit, daėjo iki bylos, įrodė, kad taip negali būti. Ten vat tam rajone leido neimti į armiją. Visoje kitoje Europoje net kažkaip tai net nekrust, net ūsų nekrutino. Tai gaunasi, kad kiekviena Europos valstybė turi ten kažką, daryti, vienu žodžiu. Koks čia vieningumas, pasakykit. Nei religinių kažkokių didelių skirtumų nėra, nieko nėra, bet va ten galim, čia negalim. Pabandykit čia nueiti, kelti bangas dėl tokio dalyko. Šiais laikais, manau, tai yra visgi absurdiška. Tai va, tai čia yra, bent jau vienas iš pavyzdžių, kitų pavyzdžių net neminėsiu, čia labai ilgai, manau, truktų. Tai va, vienas iš pavyzdžių, kaip mes gražiai gyvenam vieningoje Europoje. Tai ką šnekėti apie visą kitą? Jūs pasižiūrėkit, čia yra politika kokia. Nežinau, mūsų net tobulesnė negu parsidavėlių 33 metų sėdėtojų. Manau, ten yra didesnė. Tai va, vienintelis kol kas reali išeitis, kurią matom. Aišku, galima sėdėti, kas kaip ir iki šiol, ir žliumpti, ir visa kita. Bet reali išeitis yra viena – balsuoti už Eduardą Vaitkų. Aš jį balsuosiu tik už Eduardą Vaitkų. Visa kita į šiukšlyną. Man jau visiems lietuviams, tikrai bent kiek sveikai mąstantiems, yra jau gana. Taigi, tik už Eduardą Vaitkų. Pabendraukit su vienu, su kitu, su trečiu, pasidalinkit. Domėkitės galų gale. Jūsų ateitis visų mūsų rankose. Iki.